Koks baisus įvažiavimas į garažą. Bandysiu sutvarkyti su primityviais įrankiais. Mano įrankis štai toks. Jei kas nors žinote geresnių būdų, kaip išravėti ir padaryti taip, kad daugiau neaugtų žolių, būkite geri, parašykit. Mano gėlytės. Ir įvažiavimas į garažą. Laistysiu šitą grožį, nes labai karštos dienos. Neturėčiau nei vienos gėlytės, jei jų nelaistysiu. Pirma palaistau su šlanga, o po to laistytuvę ir atrašu. Žemė čia labai prasta, niekas neauga. Smėlis. Mano pievai dabar betvarkė. Pridygo gėlyčių, kurių nepažįstu. Čia vienos kaip morkos. Lapai kaip morko. Čia gal kaip dobiliukas. Čia gėlytė. Šias pasodinau pati, kad nebūtų taip tuščia. Bet labai sunkiai prigyja, nes siaubingai dideli karščiai. Čia taip pat liktai kažkokios laukinės gėlės. Pradės žydėti, matysime, kas čia bus. Nepjaunu pievutės, laukiu, kol viskas sužydės, gal tada ką nors persodinsiu priešais namą. Radau 2 išdygusius ąžuoliukus. Pasodinau į vazonėlę. Turbūt sėklas atnešė paukščiai. Lapai truputį apgraužti, ko gero šliužų, nes jų čia būna daug. Naktį sraigės šliužai gyvena visur. Jeigu kas žinote, ar man jie augs vazonėlėse, parašykite, nes noriu juos pasiauginti, kai grįšiu į Lietuvą, pasodinsiu savo sodyboje.